Šiandien diena jūroje, plaukiam į Foklando salas ir visą dieną praleisiu jūrai. Tai jau šalčiau, gal kokie +8, matom rūkas, rytas, bet kokie dienos planai. Tai pas mane visą dieną bus briefingai, o kas yra labai svarbu, čia yra tokie biosecurity briefingai, kur kai tu plaukiai, bandai aplankyti Antarktidą. Ten, matot, yra gamtos valdomas kontinentas ir visi bakterijos, virusai, nieko į ten negalima nešti, nieko iš ten negalima atnešti atgal į laivą. Tai viskas yra tikrinama, striukė, batai, krepšeliai, ten viskas absoliučiai, net kameros, kad nedaug dėvė kokių bakterijų iš ten arba ten nenuneštum arba neatneštum. Tai irgi turėsiu tokį patikrą, dezinfekciją, sterilizaciją. Atėjau iš ryto pavalgyti. Mamsens tokia kavinė, čia yra būtent šito laivo šeimininko, šitos kompanijos šeimininko mama, jam gamindavo, kaip vaikystė, ten vaflius, kažką tai tokio įdomaus, tai užsakiau Norwegian waffles. Labai taip, tokias naminis maistas, labai kaip iš vaikystės. Pirma mano vieta – West Point sala, Falkland salos. Tai nedidelė privati sala, kurios šeimininkas yra šeima, jinai išpirkė šitą salą ir valdo ją. Iš tikrųjų, čia populiacija, kaip sakoma, population 2 žmonės. Jie organizuoja turus, gyvena iš turizmo. Anksčiau čia buvo toks kaip ir ne pramonė, bet jie gaudė pingvinus, čia prieš gal 100 metų šitoj saloj, po to bandė ganyti avis. Ta gyvūnija namų, o dabar šita sala yra paukščių, pingvinų ir gamtos rojus. Daug paukščių nebijo žmonių, jų yra tikrai daug. Čia daug keliautojų atvažiuoja, keliauja. Pasigražėti gamta, pasigražėti būtent kaip gyvena paukščiai, kaip jų tikras gyvenimas, ne zoologijos sodose, o būtent čia. Gamta yra labai gamtiška, galiu taip pasakyti, dėl to saugumas, kaip sakoma, safety first, čia yra biosecurity, kur mes turime visada išvalyti batus, striukės, net kameras, kad jokių bakterijų nei iš čia, nei iš pagrindinio mūsų didelio pasaulio čia net keliautų. Jokio maisto negalima čia su savimi, nieko. Tai rami vieta pasigražėti vaizdais. Vaizdai, pasakiškai gražus. Jūs tik pažiūrėkit, kokia čia gamta. Gal pavaišins mums arbata. Tikrai bus geras finišas aplankant West Point salas. Jauku. Čia kažkokie tai realiai, aš nežinau, kad čia per paukščių čia jau per daug. Čia gal kiam skirtingų paukščių, gal daugiau nežinau. Bet kaip jauku. Nedidelis namukas. Išgersim arbatos ir eisiu atgal į Zodiac, plauksiu į laivą. Atgal. Arbatais mes have. We're here to help wash up. We don't need the washing up bit. That's why I just want to create work for my team. Yeah. Because the washing up part, they're getting quite bored. I've got 2 clean ones. Geras kelionės užbaigimas. No, thank you. Hello, welcome. Gaivinanti arbata. Pasaulio pakrašty kažkur, the end of the world. garden. There's some
turkey vultures sat just in a tree right above. You can go through here and then down, and this here's turkey vulture right above your head when you go through there. So have a little look. Get a nice. Labai faina, kad turim tokių vietų, kur saugom gamtą. Tikrai net trūksta žodžių. Kad viskas čia taip saugoma. Ir privati valda. Įsivaizduojat, kažkas nupirko šitą salą. Prieš N metų, čia gal 17, ne, gal koks 19 amžius gal. Jo, manau, kad taip. Na ką, man metas atgal. Šiandien man diena prasideda Port Stanley. Tai yra tokia mažoji Anglija, Falklando salų sostinė. Nors nuo Anglijos čia 1000 kilometrų atstumas, bet gyvena anglai. Labai angliška. Visur važinėja Land Roveriai, angliškas vaibas, pubai, kultūra. Ir šiandien bandysim kažkiek pakeliauti šitoj saloj, parodysiu jums pingvinų kolonijas, nes čia 1000 pingvinų gyvena prie jūros krantų. Ir aišku, parodysiu, kaip atrodo miestas, kas įdomaus, nors jis nėra didelis, bet tikrai įdomus, su istorija. Tai pirmin. Atkeliavom į pingvinų koloniją, kur virš 1000 pingvinų. Ir prie jų galima prieiti ir pasigrožėti, kaip jie atrodo, kaip jie gyvena. Čia yra toks rezervatas vadinamas. Čia mes matome mažiukus pingvinus. O suaugę pingvinai išplaukia ieškoti jam maisto. Tikrai žinau, kad Port Stanley saloj pingvinų yra daugiau negu žmonių. Tai, ką mes matome, o tokie kaip kačiukai prie jų pilvuko, tai maži pingvinukai, jų vaikučiai. Jiems turbūt dar šalta. Ir jie jas taip šildo, prižiūri. Tai va, matot, vienas, antras. O atėjo tokie pūkuoti, kaip nesušukuoti, tai jie jau suaugę tokie vaikučiai. Žiūrėjom pingvinais, pats metas išgerti karštos arbatos, kokio pudingo ar bandelės. Čia turim tokią Sea Cabbage Cafe. Visai palei krantą, prie pat pingvinų kolonijų, kur galima išgerti arbatos ir pasivaišinti skanumynais. Eisim, pažiūrėsim, ką jie siūlo ir ką jie turi. Labai jaukiai viskas. Va, pažiūrėkit, kaip čia viskas gražu. Visur angliški elementai, kaip ir sakiau, čia mažoji Anglija. Pasirinksiu savo kokį pyragėlį, arbatos būtinai. O, galima pasirinkti hot chocolate. Gal pasirinkti hot chocolate. Būtų visai neblogai iš pat ryto išgerti karštą šokoladą ir obuolių pyragą. Manau, būtų perfect. I would like 2 pieces of apple pie. I believe this is apple pie, right? This is a flapjack. It's with cornflakes and oats and But looks like... Okay, then 1 piece of this cake. I don't know how it's called, but okay. Let's try. And one of this. one of those. And Yeah. something to drink. Tea, coffee or hot chocolate. I don't know which one is better, hot coffee, hot chocolate or the tea. I don't know. Depends What would you prefer? Like. Definitely hot chocolate, not a tea Okay, person. hot chocolate. Have a hot chocolate, please. Pasiūlė man hot chocolate, sakė labai skanus. Štai mano karštas šokoladas ir 2 pyragaičiai. Čia žinot kaip mikstūra, kai laukia šaltoka ir galima ateiti ir pasimėgauti tokiais skaniestais.